pilna malonės ir tiesos. Emanuelis Dievas su mumis. Jonas sako tą patį, ką ir angelas. Dievas Jėzus žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Jono 1:14 Biblijoje The Message Bible rašoma. Žodis tapo kūnu ir krauju ir apsigyveno kaiminystėje. Savo akimis pamatėme šlovę, vienintelę tokią, kaip tėvas, kaip sūnus, dosne iš vidaus ir iš išorės, tikra nuo pradžios iki galo. Dievas įsikūrė mūsų planetoje. Jis atėjo. Pastoriaus Jimmy pamokslas. Jėzus apsivilko žemišką kostiumą ir persikėlė į kaiminystę. Žodis įsikūnijimas reiškia įsikūnijimas. Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Dievas su mumis. Dievo meilė buvo tokia nuožmi, tokia laukinė, kad jis negalėjo likti nuošalyje. Jis turėjo apsivilkti uniformą ir įsitraukti į žaidimą. Jis negalėjo tiesiog stebėti, kaip viskas vyksta. Jis turėjo įsitraukti į mūsų patirtį. Štai kas yra taip gražu Jėzuje Dieve per Kristaus atėjimą ir dabar mumyse gyvenančią šventąją dvasią, kad Jėzus Dievas kūne Jėzuje įsikūnijime tiesioginę prasme patyrė viską, ką gali patirti žmonės. Jis patyrė nusivylimą, jis patyrė išdavystę, jis patyrė nusivylimą, jis patyrė skausmą jam, kaip ir mums, buvo karšta ir šalta. Jis įžengė į mūsų patirtį. Dievas su mumis, Dievas tarp mūsų, o per savo šventąją dvasią Dievas mumyse. Ir ant mūsų, Jehova Naisi Dievas yra mano vėliava. Išėjimo 17:15 MSG. Mozė pastatė aukurą ir pavadino jį Dievas, mano vėliava. Jis sakė, sveikinkite Dievo valdžią. Dievas kariauja su Amaleku visada ir per amžius. Slėnyje vyko mūšis, o ant kalvos viršuje Mozė stebėjo, kaip izraelitai kaunasi su Amalekitais, tačiau jiems sekėsi prastai. Amalekitai buvo žiaurūs ir stiprūs kariai izraelitai. Stojo prieš juos į mūšį ir nugalėjo tol, kol Mozė laikė iškelias rankas galingas pergalės simbolis, bet kai po kelių valandų ore jo rankos pavargdavo ir jis nuleisdavo rankas pailsėti. Amalekitai imdavo dominuoti prieš Izraelį. Tuomet Aaronas ir Hūras priejo šalia Mozės iš abiejų pusių ir laikė jo rankas iškeltas į viršų galingas simbolis, kai maldoje stovima šalia žmogaus apsupama, tarsi sakoma, mes tave laikome, ir jiems taip elgiantis Izraelis nugalėjo Amaleką. Jie pažymėjo tą vietą, Mozė pastatė aukurą akmenų krūvą ir pavadino jį vardu. Viešpats yra mano vėliava, Jehova Naisi viešpats yra mano pergalė. Dėl šio gražaus Senojo testamento paveikslo dabar galime melstis. Viešpatie Jėzau šventoji dvasia tėv, dėkoju tau, kad tu esi Jehova Naisi, tu esi mano vėliava, kuri plevėsuoja virš manęs, ir ta vėliava sako. Pergalė. 1 Korintiečiams 15:57 Angė 58 pavyzdys iš Naujojo testamento. Bet ačiū Dievui, kuris suteikė mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Todėl, mano mylimi broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada kupini viešpaties darbo, žinodami, kad jūsų darbas ne veltui viešpatyje. Kodėl? Nes Jėzus yra mūsų pergalė. Jėzus yra mūsų vėliava. Dievas yra Jehova Naisi, mūsų vėliava Jehova Džaije, jis yra mūsų rūpintojelis. Galime melstis, viešpatie, galbūt. Dabar man tai neatrodo gerai. Mano akys nemato to, ką man reikia matyti savo banko sąskaitoje, savo situacijoje, kad ir kas vyktų ekonomikoje. Bet štai ką aš žinau, tėv. Biblija sako, kad tu esi Jehova Džaije, tu esi Dievas, kuris aprūpins. Toks yra tavo vardas, toks yra tavo charakteris, tokia yra tavo prigimtis ir aš galiu į tai atsiremti ir sakyti, kad ir kas nutiktų, aš tarnauju Jehovai Džirei, ir jis yra mano aprūpintojas. Apsiginkluokite. Tai maldos ginklai. Pradžios 22:13 Angė 14 NKJV. Abraomas pakėlė akis ir pažvelgė. Už jo stovėjo avinas, už ragų įsitvėręs į krūmokšnį. Abraomas nuėjo,
paėmė aviną ir paaukojo jį deginamajai aukai vietoj savo sūnaus. Abraomas pavadino tą vietą vardu. Viešpats parūpins, kaip sakoma iki šios dienos, viešpaties kalne bus parūpinta. Kodėl? Nes Dievas liepė Abraomui eiti ir paaukoti savo sūnų pažado sūnų. Jis, paklusdamas viešpačiui, nunešė vaiką į kalną, pastatė aukurą, padėjo jį ten ir pakėlė peilį, kad paaukotų savo sūnų, bet angelas jam sutrukdė. Abraomas pakėlė akis ir pažvelgė, o ten buvo avinas, sugautas už ragų gūžtoje. Abraomas paėmė aviną ir paaukojo jį deginamajai aukai vietoj savo sūnaus. Abraomas pavadino tą vietą viešpats aprūpins Jehova Džėja. Jis pasitikėjo juo, kai viskas atrodė beprotiška, kai jokia žemiška logika negalėjo to išspręsti, jokia žemiška išmintis ar patirtis negalėjo prilygti tam, ką jis tikėjo, kad Dievas jį pašaukė padaryti, paaukoti savo vienintelį sūnų, akivaizdus paveikslas to, ką Dievas vėliau padarė su savo sūnumi. Skirtumas tas, kad nebuvo avino, bet buvo avinėlis, kuris buvo pats Jėzus. Gūžtoje nebuvo avino, bet avinėlis buvo ant kryžiaus už mus. Štai kaip stipriai Dievas mus myli. Pa 23, 1 Rangedu NKJV. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netruks, nes Dievas yra Jehova Džėja. Jis leidžia man ilsėtis žaliose ganyklose, aprūpina maistu ir pragyvenimu, veda mane prie ramių vandenų. Ramūs vandenys yra ne tik tam, kad turėtumėte Dievo ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą, kad galėtumėte matyti gražius ramius vandenis, bet ir todėl, kad jums reikia vandens, kad galėtumėte gyventi. Jūs turite žolę, lauką ir gyvulius, kad užaugintumėte produkciją, užaugintumėte tai, ko jums reikia gyvybei palaikyti, o jis yra Jehova Džėja. Jis yra jūsų aprūpintojas. Turime tai įsidėmėti, jei Dievas jūs atvedė taip toli ten, kur esame dabar, ar tikrai tikime, kad jei jis yra Jehova Džėja mūsų aprūpintojas ir Jehova Naisi mūsų pergalė, mūsų vėliava virš mūsų, ar tikime, kad jis nuves mus taip toli ir pasakys: kągi, aš su jumis baigiau, tau gerai sekėsi, bet visą likusį gyvenimą turėsi viskam nusigriebti ir susitaupyti, ir tu liksi vienas, aš pašalinau savo malonę. Ne, turime išmokti šiuos žodžius, pradėti jais melstis ir naudoti juos kaip maldos įrankius. Tėv, dėkoju tau, kad esi Jehova Džėja. Tu teikia, tu neleidi man kristi, tu neleisi man badauti, aš būsiu paklusnus, ketinu vaikščioti paklusniai bendrystėje ryšyje su tavimi, ir, kai tai darysiu, tu mane aprūpinsi, nes tu mane myli ir esi su manimi. Tėv, tu esi Jehova Naisi, mano pergalės vėliava, aš neprapulsiu. Net trumpalaikė nesėkmė nėra galutinė, ji nėra pražūtinga, iš jos pasimokysiu, ir kitą kartą, kai su tuo susidursiu, nugalėsiu, nes bręstu ir augu, o tai yra procesas per tam tikrą laiką, todėl tu esi mano pergalė, tu esi mano vėliava. 2 Petro 1, 3 RNG 4 NKJV, kaip jo dieviškoji galybė davė mums visa, kas priklauso gyvenimui ir pamaldumui. Pažindama tą, kuris pašaukė mus šlovę ir dorybę, per kurią mums duoti nepaprastai dideli ir brangūs pažadai, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, išvengia sugėdimo, kuris yra pasaulyje dėl geidulių. Jis suteiks viską, ko mums reikia, kad galėtume tai padaryti. Jis nesako, kad eitumėte ir medžiotumėte malkas, pabandykite sugauti ir surinkti tai, ko jums reikia, kad augtumėte į brandą ir patirtumėte gausų gyvenimą, apie kurį Jėzus kalbėjo Jono 10:10. Dievas pasakė: aš esu Jehova Džėja, aš pasirūpinsiu, kai eisi, ir kai išeisi, pasirūpinsiu tavimi. Senasis testamentas informuoja apie tai, kas esame ir kas esame Kristuje. Kolosiečiams 1:27 NKJV. Jiems Dievas norėjo atskleisti, kokie yra šios paslapties šlovės turtai tarp pagonių, tai Kristus jumyse,
šlovės viltis. Ką sūnus turi, tėvas jam davė. Tai, ką tėvas laisvai jam duoda, dvasia duoda mums. Tai yra aprūpinimas. Tai yra pergalė. Pasiimkite šiuos žodžius Jehova Džėje ir Jehova Naisi ir melskitės jais visą savaitę. Padarykite tai savo maldos dalimi. Tėv, dėkoju tau, kad tu esi Jehova Džėje mano aprūpintojas. Dėkoju tau, kad esi Jehova Naisi mano vėliava. Mano pergalė. Padarykite tai, už ką meldžiatės. Labas rytas, šventoji dvasia. Taip darykite tai, bet dabar taip pat. Ačiū, kad esi Jehova Džėje, mano rūpintojelis. Ačiū, kad esi Jehova Naisi, mano vėliava. Malda. Tėv, Jėzaus vardu dėkojame tau, kad esi mūsų vėliava. Tu esi mūsų pergalė. Dėkojame tau, Jėzau, kad tu esi Kristus mumyse, šlovės viltis. Šventoji dvasia, padėk mums į tai atsiremti. Primink mums šią savaitę taip melstis. Tėv, dėkoju tau, kad esi Jehova Džėje, mano globėjas. Dėkoju tau, kad esi Jehova Naisi, mano pergalės vėliava. Tėv, dėkojame tau už tavo vardus. Dėkojame tau už tai, kad tie vardai buvo pažymėti altoriais ir tos vietos buvo pavadintos, nes tavo vardas yra tavo charakteris. Tavo vardas yra tai, kas tu esi, ir tai, ką tu darai. Dėkojame tau už šią tiesą, kuri perkeičia. Šiandien mes ją priimame. Šventoji dvasia, dėkojame tau, kad šiandien esi mūsų mokytojas. Užantspauduok šiuos dalykus mūsų širdyse giliai į mūsų gyvenimo dirvą, kad paukščiai negalėtų atskristi ir išnešti jų abejonių, silpnumo, baimės ar streso akimirką. Kad, viešpatie, tu užantspauduotum šias geras sėklas geroje dirvoje ir kad jos atneštų mūsų gyvenimo perkeitimo širdį. Mes mylime tave ir gerbiame tave. Jėzaus vardu. Amen. Ištekliai. Pastoriaus Jimmy Pruitt kasdieniai pamaldumai. Aleliuja veiksnys. Jackas Tayloras Dr. Jack Taylor parašė puikią knygą. Šlovinimo principų ir praktikos nuotykis. Tilto bažnyčia Frederiksburgas pastorius Jimmy Pruitt gruodžio 11, 2022. 2022. Kalėdų serija Dievas su mumis 2 savaitė. Mato 1, 23, 7 hebrajiški Dievo vardai ir jų reikšmė mums šiandien. Mato 1, 23 NV. Mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Mes švenčiame šią tiesą, kad Biblijoje sakoma, jog jis bus vadinamas Jėzumi. Nuostabusis, patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis is 9. 6, bet taip pat Emanueliu, kas išvertus reiškia Dievas su mumis, ir jis yra su mumis. Dabar, 7 hebrajiški Dievo vardai atskleidžia jo charakterį. Jie ne tik identifikuoja jį, bet ir yra jo tapatybė, kalbant apie tai, kas jis yra ir ką jis daro. Praėjusią savaitę apžvelgėme pirmuosius 2 iš jų. Jehova Naisi Dievas yra mano vėliava Išėjimo 17. 15. Nuostabu iš Biblijos sužinoti, kad Jėzus jau laimėjo karą. Jėzus dėl mūsų, Emanuelis Dievas su mumis jau laimėjo karą, kurį kai kurie iš mūsų jaučiasi tarsi kovotų dabar, laukia mūšiai ir susirėmimai, bet karas jau laimėtas. Jėzus jau paėmė mirties, pragaro ir kapo raktus iš priešo rankų, atidavė juos mums ir pasakė mums: eikite ir gyvenkite šį gyvenimą iki galo. Tiesą sakant, jei tai padarysite, turiu jums pažadą. Duosiu jums gausų gyvenimą iki galo. Mes žinome, kad yra vagis, kuris ateina vogti, žudyti ir naikinti, bet Jėzus sakė: aš turiu mirties, pragaro ir kapo raktus. Aš turiu karalystės raktus ir duodu juos jums, nes aš esu jūsų pergalės vėliava. Kai kuriomis dienomis, kad ir kas nutiktų, kad ir kaip jaustumėtės savo lenktynėse, kad ir kaip viskas klostytųsi, vis tiek turite įskleisti savo vėliavą ir sakyti: mano Biblija man sako, kad galiausiai mes laimėsime, ir dėl to aš išskleidžiu savo pergalės vėliavą, ir dėkoju tau,
Viešpatie, už pergalės vėliavą. Jėzuje mes galime kasdien važiuoti savo pergalės keliu. Jehova Džias viešpats pasirūpins pradžios 22. 13 Angė 14 Nesvarbu, kas vyksta pasaulyje, daugiau politinių ar finansinių ciklų, mums nereikia būti visiškai apimtiems baimės ir nuolat laukti, kol nukris kitas batas. Geroji naujiena yra ta, kad mūsų Dievas yra Jehova Džias, mūsų globėjas. Biblijoje nesakoma, kad mūsų darbas ar koks nors palikimas, kurio laukiame, ar akcijų pasirinkimo sandoriai, nė vienas iš šių dalykų galiausiai nėra mūsų maitintojas. Šiandien kalbėsime apie kitus du Dievo vardus, kalbėdami apie tai, kas jis yra ir ką jis daro. Jehova Rafa, Dievas, kuris gydo, Išėjimo 15:26. Kai kurie iš mūsų meldėsi už tai, kas nepavyko, ir klausė, ar Dievas vis dar gydo šiandien. Galbūt ant mūsų kūnų yra randų, jie įrodo, kad Dievas vis dar gydo. Turime ir kitokių randų, ne tik ant kūno randų savo gyvenime, sieloje, psichikoje, kur buvome sužaloti, įskaudinti, patyrėme traumą ir netektį. Atsižvelgdami į tai, turime žinoti, kad Dievas yra Dievas, kuris ir šiandien gydo. Galbūt jis tai daro ne taip, kaip mes norime, ne taip, kaip mes norime, ir ne tokiu laiku, kaip mes norime. Jis gali turėti visai kitą požiūrį į išgydymą, apie kurį mes dar nesvarstėme, nes esame linkę šį dalyką vertinti vienareikšmiškai. Išleidęs Izraelitus iš Egipto, faraonas persigalvojo ir pasiuntė savo kariuomenę jų persekioti. Prie Raudonosios jūros krantų Mozė įsmeigė savo lazdą į kranto kraštą, ir jūra išsisklaidė, tad izraelitai perplaukė jūrą sausumą. Egiptiečiams sekant paskui juos, jūra užgriuvo juos ir jie nuskendo. Mozė 3 dienas vedė savo tautą į dykumą, bet jie neturėjo vandens. Dievas ką tik apsaugojo juos per vandenį, bet net ir tokiu atveju jie juo nepasitikėjo. Jie priėjo oazę, kurioje buvo daug vandens, tačiau jis buvo kartus negeriamas. Jie kaltino Mozę ir sakė, ką tu mums padarei, tu atvedei mus čia tik tam, kad mirtume. Jie murmėjo ir pyko, todėl Mozė nuėjo pas viešpatį ir meldėsi, o viešpats parodė jam medžio gabalą, liepdamas įmesti jį į karčią vandenį, ir jis taps saldus. Po šio stebuklo jie toliau keliavo dykumą iki dar vienos vandens oazės. Išėjimo 15:26 NV. Jis tarė, jei atidžiai klausysi viešpaties, savo Dievo, ir darysi tai, kas teisinga jo akyse, jei laikysiesi jo įsakymų ir vykdysi visus jo potvarkius, neužleisiu tau nė vienos ligos, kurią užpuoliau egiptiečius, nes aš esu viešpats, kuris tave gydo. Sandoros pareiškimas, jei taip elgsitės, aš taip ir padarysiu, nes aš esu viešpats Jehova Rafa, viešpats, kuris jūs gydo. Kai kurie žmonės čia susiduria su fiziniais dalykais, ir taip, Dievas vis dar daro stebuklus, bet jis taip pat daro stebuklus ne tik fizinėje, bet ir kitose srityse, traumuotose širdyse, sudaužytuose žmonėse, prislėgtuose, ir Dievas juos gydo. Yra ir galutinis išgydymas, žmogus, kuris pereina į kitą pusę. Mums gali būti sunku su tuo susidoroti, jei esame taip užsisklendę čia, laikinume, taip susirūpinę, kad Dievas nori gydyti dabar. Turime melstis taip, tarsi tai priklausytų nuo mūsų, ir pasitikėti taip, tarsi tai priklausytų nuo jo, nes jis yra Jehova Rafa. Mes meldžiamės ir prašome jo. Padaryk tai dabar, viešpatie. Amen, ir padaryk tai dar kartą. Tačiau būna atvejų, kai tai įvyksta ne tokiu laiku, kokio norime. Galime pykti sielvartaudami dėl tų, kurie dabar yra viešpaties akivaizdoje ten, kur sakome, kad norime būti, tačiau esame kitos karalystės piliečiai ir turime suprasti, kad pereiname iš gyvenimo į didesnį gyvenimą, nepraradome visiems laikams tų, kurie perėjo prieš mus. Jų pasiilgstame laikinai, bet ne visam laikui. Taip, mes jų gėdime ir
sielvartaujame tai sveika ir tinkama, bet taip pat pripažįstame tiesą, kad Jehova Rafa atliko galutinį išgydymą, galutinį darbą. 1 Petro 2:24 Jis pats savo kūnu ant kryžiaus prisėmė mūsų nuodėmes, kad mes mirtume nuodėmėms ir gyventume teisumui, jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Šis išgydymas vyksta būtuoju laiku. Jei priimame tai, ką Jėzus už mus padarė ant kryžiaus, mūsų žaizdos. Mūsų amžinosios žaizdos, mūsų sielos žaizdos gydomos Jėzaus vardu Kristaus darbu. Jehova Šalomas Dievas yra mūsų ramybė. Teisėjų 6:24 Karų metu izraelitai ruošdavo grūdų atsargas, kad galėtų jas saugoti, kai jų prireiks vėliau. Tačiau priešai ateidavo ir pavogdavo tai, ką jie taip sunkiai rinko, derlių ir ruošė. Gideonas buvo išėjęs į akmenimis aptvertą kūlimo aikštelę, kai atėjo plėšikai ir apiplėšė grūdus. Tuomet jam pasirodė Viešpaties angelas ir nurodė, ką daryti, ir Gideonas pamatė, kaip išsipildė Viešpaties žodis, jie atbaidė priešus ir džiaugėsi taikos laikotarpiu. Gideonas ten pastatė aukurą Viešpačiui ir pavadino jį Viešpats yra taika. Taika hebrajiškai nieko netrūksta, niekas nesudaužyta, vientisa, integruota, užbaigta, visiška. Filipiečiams 4:4 Ange 8 Visuomet džiaukitės Viešpatyje. Pakartosiu dar kartą, džiaukitės. Tegul jūsų švelnumas būna akivaizdus visiems. Viešpats yra arti. Dėl nieko nesirūpinkite, bet kiekvienoje situacijoje malda ir prašymu, dėkodami pateikite savo prašymus Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir protus Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai ir seserys, visa, kas tikra, kas kilnu, kas teisinga, kas tyra, kas gražu, kas žavinga, kas verta susižavėjimo, jei kas nors yra puiku ar verta pagirimo, apie tokius dalykus mąstykite. Dievo ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, yra mūsų Kristuje. Jis yra Jehova Dievas su mumis Kristuje ir dabar. Šventosios dvasios, kuri gyvena mumyse, asmenyje, ir jis yra mūsų ramybė. Kolosiečiams 1:27 NKJV. Jiems Dievas norėjo atskleisti, kokie yra šios paslapties šlovės turtai tarp pagonių, tai Kristus jumyse, šlovės viltis, įsikūnijęs Kristus jumyse ir per jūs, užtikrintas ir džiaugsmingas Dievo akivaizdžios buvimo vilties laukimas. Malda. Tėv, dėkoju tau už tavo žodį. Tu esi Jehova Rafa, mūsų gydytojas, ir, žinoma, mes norime išgydymo čia ir dabar dėl visų dalykų, kurie mus vargina, kuriuos išgyvename. Viešpatie, savo laiku ir savo būdu tu tai darai, kartais per procesą, o kartais per stebuklą. Bet tu esi Jehova Rafa. Mūsų randai įrodo, kad tu esi Dievas, kuris ir šiandien gydo. Tu esi Jehova Šalomas, mūsų taika, ir per šią taiką tu sugriovei skiriančią sieną mes galime prie tavęs prieiti. Dėkojame tau, kad suteikėjai mums ramybę, kuri pranoksta tai, ką mes galime suprasti, nežemišką ramybę. Tu esi Jehova Šalomas. Šiandien dėkojame tau už tai. Dėkojame tau, kad esi mūsų aprūpintojas, mūsų pergalės vėliava, mūsų gydytojas ir mūsų ramybė. Šiandien sakome tau taip ir atiduodame tau garbę ir šlovę. Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia, Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, gruodžio 18, 2022. 2022. Kalėdų serija Dievas su mumis 3 savaitė. Mato 1:20 Ange 23. 7 hebrajiški Dievo vardai ir jų reikšmė mums šiandien. Kiekvienas iš mūsų turime dalykų, kurie paženklino ir apibrėžė mūsų gyvenimą, ir Kalėdų laikotarpis gali juos vėl priminti. Nepaisant to, Dievas gali uždėti ant mūsų ranką savo malonę ir gailestingumu. Tilto bažnyčioje turime nematomą ženklą, kuris sako, tobuliems žmonėms neleidžiama, ir kita, kuris sako, nėra tobulos bažnyčios.
Jei būtume tobuli, mums nereikėtų Jėzaus. Niekada neatsibundame vieną dieną ir nenorime, kad mums atsitiktų blogi dalykai, kad ateitų ir išmuštų iš vėžių, bet Dievas ateina ir dieviškai tvarko mūsų kelius, padeda mums įveikti net didelius praradimus ir nusivylimus. Galbūt svarstėme, ar kada nors vėl būsime verti tarnauti Dievui, ar tik nesame sugadinta prekė, už savęs nešanti savo bagažo krovinį. Mes šaukėmės Dievo, ar tu kada nors galėsi mane panaudoti? Aš esu sugadintas, aš esu statistinis asmuo, aš padariau tiek daug klaidų, tiek daug žalos padaryta kaip tu. Galėtum mane panaudoti. Dievas yra ganytojas Jehova Šama. Jis yra gerasis ganytojas, gerasis tėvas. Jis taip pat yra Jehova Citkenu, JTHOVA hebrajiškai. Tetragramatonas lygų į HUIH visi hebrajų kalbos sąskambiai, o mes tai išverčiame ir transliteruojame į Jehova, kad iš tikrųjų galėtume ištarti. Jehova nusako kažką, kas ateina po jo. Jehova Dievas, kuris yra Jehova Šama Dievas, kuris yra mūsų ganytojas, ir Jehova Citkenu, Jehova yra mūsų teisybė. Turime suprasti, kad jei turime praeitį ir esame Kristuje, ji yra po Jėzaus krauju. Yra kažkas, kas vadinama Dievo teisumu, jis yra Jehova Citkenu, mūsų teisumas, ir raštuose sakoma, kad mes tapome Dievo teisumu Kristuje Jėzuje. Mes jo nesukūrėme. Ne, jis padarė mus būti Dievo teisumu gebėjimu stovėti tiesiai. Jei kas nors iš mūsų kada nors gyvenime patyrė nesėkmę, žinome, ką reiškia būti palenktam gėdos ir pasmerkimo. Kaltės jausmo, kad esame neverti jausmo, kad mūsų naujoji tapatybė dabar yra pažeista, įtrūkusi ar sulūžusi. Bet Dieve jis gali padaryti kitą mūsų gyvenimo laikotarpį geriausiu, nes Dievas, kuris atkuria, Dievas, kuris yra mano teisybė, kuris yra mano ganytojas, kuris yra mano ramybė, kuris yra mano pergalės vėliava, dabar vėl galingai veikia mano gyvenime. Mūsų Dievas yra Dievas, kuris atkuria, atperka, myli mus tada, kai esame patys baisiausi. Turime suprasti, kaip ir ką Dievas galvoja apie mus. Pirmasis puslapis geriausiai atspindi tai, kas mes esame. Sveiki atvykę į tiltą. Blogiausią dieną, tamsiausią akimirką, darydamas didžiausią klaidą, Dievas niekada nemylėjo tavęs labiau ar mažiau nei geriausią dieną, šviesiausią akimirką, priimdamas didžiausią sprendimą. Turime žinoti, kad Dievas mus myli blogiausią dieną ir myli mus ne mažiau nei geriausią dieną. Jei šiandien esame palūžę ir kenčiame, turime žinoti, kad Dievas mus myli ir kad jis yra šalia mūsų. Šį atostogų sezoną nagrinėjame Dievo vardus ir juos jau aptarėme. Dievas yra mano pergalės. Vėliava iš 17:16. Mokomės, kaip melstis šiais vardais. Tėv, dėkoju tau, kad esi Jehova Naisi. Tu esi mano pergalės vėliava, ir kadangi tu esi, galime apeiti pergalės ratą ir sakyti: tai mano pergalės vėliava. Kas gražu, kaip Jėzaus sekėjams, mums nereikia akivaizdžios pergalės, kad galėtume nešti pergalės vėliavą. Mes gimėme, pabudome šį rytą, jau laimėjome loterijoje esame. Kristuje jau laimime. 2 Jehova Džias Dievas, kuris aprūpina pradžios 22:13 ir Angė 14. Jėzus papasakojo istoriją apie tai, kaip jis rūpinasi dangaus paukščiais ir laukų gėlėmis, kaip jie nesijaudina ir nesivargina, jie nesisuka ir nesijaudina, jie tiesiog daro tai, kam buvo sukurti, ir tai darydami, Dievas teikia jiems malonę. Jis yra jų aprūpintojas Jehova Džias. 3 Jehova Rafa, jis yra Dievas, kuris gydo išėjimo 15:26-4. Jehova Šalom, jis yra Dievas, mūsų ramybė teisėjų 6:24. Šiandien apžvelgsime kitus 2 Dievo vardus. Jehova Rohi, Dievas, mūsų kelias ir ganytojas, ir Jehova Citkenu, teisumo Dievas net ir blogiausią dieną. Mato 1.
18 RANG 23 Kalėdų pasakojimas. Taip gimė Jėzus Mesijas. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, bet jiems dar nesusituokus, per šventąją dvasią paaiškėjo, kad ji nėščia. Kadangi jos vyras Juozapas buvo ištikimas įstatymui, tačiau nenorėjo, kad ji patirtų viešą gėdą, jis sumanė tyliai su ja išsiskirti. Tačiau jam tai apsvarščius, sapne jam pasirodė viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti Marijos namo kaip savo žmonos, nes tai, kas joje pradėta, yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, ir tu turi duoti jam vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų tai, ką viešpats buvo pasakęs per pranašą: mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Jono 1:14 NKJV. Ir žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę, šlovę kaip viengimio tėvo, pilna malonės ir tiesos. Eugenijus Petersonas Eugene Peterson Biblijoje Message Bible šią frazę išvertė taip: žodis tapo kūnu ir krauju ir apsigyveno kaiminystėje. Pastorius Jimmy sako taip: Jėzus apsivilko žemišką kostiumą ir persikėlė į kaiminystę. Jehova Rohi, Dievas, mūsų kelias ir ganytojas. Pa 23, 1 RANG 2 NKJV. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūks. Jis leidžia man ilsėtis žaliose ganyklose. Tai daro ganytojas, jis aprūpina. Jis veda mane, tai taip pat daro ganytojas, jis veda savo balsu prie tylių vandenų mano ganytojas, kuris taip pat yra mano aprūpintojas. Ganytojai veda, jie nebūtinai vairuoja avis, į juos reaguoja, nes žino savo ganytojo balsą. Nes dieną ir naktį praleidžia kartu, ieškodamos žalių ganyklų ir ramių vandenų. Jis leidžia man ilsėtis žaliose ganyklose, veda mane kur, prie ramių vandenų. Jūs negalite gyventi be vandens. Kitas dalykas, kurį nešiojasi piemuo, yra piemens lazda arba kuoka. Dažnai galvojame, kad lazda tai daiktas, kurį piemuo nešiojasi norėdamas smogti avims, kad jas išjudintų, sugrąžintų į eilę, ir mintyse įsivaizduojame, kad lazda naudojama kaip įrankis. Tačiau iš tikrųjų lazda buvo sukurta kaip ginklas. Kodėl piemuo turėtų nešiotis ginklą? Dėl tos pačios priežasties, dėl kurios Dievas nešiojasi ginklą dėl mūsų, nes ten yra plėšrūnų, o Dievas, kuris yra mūsų ganytojas. Mūsų gerasis ganytojas nori apsaugoti savo avis. Priešas kartais gali pralaužti linijas, kad prasiveržtų, ir gauti šūvį, ir traumų pasitaiko, ir gyvenime pasitaiko, ir ratai iškrenta, ir daiktai lūžta, bet galiausiai Dievas ketina pasirūpinti ir apsaugoti. Ar pasitikime, ar pasitikime? Žodis tikėjimas iš tikrųjų reiškia pasitikėjimą. Amplifikuotoje Biblijoje jis reiškia laikytis, pasitikėti, tikėti. Ar pasitikiu juo, kad jis yra mano rūpintojas, mano ganytojas ir kad jis mane saugo bei dengia? Mes visi galime turėti guzų, mėlynių, įlenkimų ir įbrėžimų, bet esame čia, vis dar kvėpuojame plaučiais, vis dar turime tikslą. Nes kur yra pulsas, ten yra tikslas ir pažadas. Vis dar turime ką veikti, ką pasakyti. Tie iš mūsų, kurie turi gražius sidabrinius plaukus, mūsų gyvenimo patirtis, mes esame kompetentingi pasakyti kažką svarbaus dabar labiau nei bet kada anksčiau. Taigi netylėkime, bet būkime malonūs. Neleiskime, kad amžius, patirtis ir nusivylimai padarytų mus rūstesnius, leiskime, kad jie padarytų mus geresnius. Nes ateinančioms kartoms reikia iš mūsų išgirsti, ko mes išmokome, ką vertiname, ir nustoti panikuoti, kai tik pasirodo kokia nors menka naujiena. Matėme pakankamai, kad žinotume, jog šie ciklai ateina ir praeina kaip Teksaso audra, taigi nėra pagrindo panikuoti. Dievas turi tai dar geriau, jis turi mus. Taigi jiems reikia jūsų balso, kaip Dievo ganytojo balso. Net ganytojas Dovydas,
Turėjo ne tik lazdą, bet ir timpą, kuri jam pravertė, kai jis užklupo lokį, kai užklupo milžiną. Jis juos nugalėjo su timpa įgudęs gynėjas ganytojas. Jono 10:10. Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, o aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir jo turėtų su kaupu. Ši eilutė buvo parašyta apie ganytoją. Kas yra vagis? Vagis yra vilkas plėšrūnas. Jėzus, kaip ganytojas, sako, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir turėtų jo su kaupu. Tai Jėzus, gerasis ganytojas Jehova Šalomas, Jehova Citkeno, teisumo Dievas, Jeremijo 23:6 ESV, jo dienomis Judas bus išgelbėtas, o Izraelis gyvens saugiai. Ir štai vardas, kuriuo jis bus vadinamas. Viešpats yra mūsų teisumas. 2 Korintiečiams 5:21. Ta, kuris neturėjo nuodėmės, Dievas padarė už mus nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Šiuose eilutėse kalbama apie Jėzų tą, kuris nepažino nuodėmės, neturėjo nuodėmės, tapo nuodėmę. Dievas mus taip mylėjo, kad atidavė savo viengimį sūnų, skamba pažįstamai. Jono 3:16. Jėzus sušuko, Eli, Eli, lema sabachtani. Mano Dieve, mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Nau 27:46. Kodėl, būtent tą akimirką tai įvyko? Dievas padarė tą, kuris nepažino nuodėmės, tą akimirką būti nuodėmę už mus. Kaip galime jo nešlovinti, kaip galime sėdėti rankas sudėję? Tai stebuklas, kad jame taptume Dievo teisumu. Nesvarbu, kiek įtrūkimų yra mūsų kibėje, Dievas gali tą kibirą pataisyti, jis gali duoti mums naują kibirą ir pripildyti jį savimi iki perpildyto gyvenimo. Ten, kur yra plyšių, jis tiesiog išteka ir iš ten ir vėl jį pripildys. Kai kurie iš mūsų galvoja, kad esame diskvalifikuoti dėl dalykų, kurie nutiko mūsų gyvenime, o gal net dėl priimtų sprendimų ar pasirinkimų. Manome, kad esame diskvalifikuoti, bet štai esmė jis nepadeda mums tapti teisiais. Kai darome gerą, jis padaro mus teisiais, nepaisant to, kad esame blogi. Tai Dievas, kuris yra Jehova Citkeno. Jis leidžia mums atsistoti tiesiai ir įžengti į jo sosto salę, malonės sostą, kuris visas sukurtas iš malonės, kur jis sako, kad jei ateisime prie to sosto negėdindamiesi ar bijodami, bet sako, drąsiai ateikite prie malonės sosto. Taip, yra tik todėl, kad buvome sutvarkyti, dabar turime gebėjimą stovėti tiesiai ir kai įžengėme priešais jį, jis sako, tave pasitiks gailestingumas ir malonė, kad padėtų, kai tau reikės pagalbos. Taigi, jei priešas jums mintyse pasitelkdamas jūsų balsą veidrodyje sako, kad nesate vertas jam tarnauti, kad nesate vertas dalytis savo tikėjimu, kad esate per daug palūžęs, kad padarėte per daug klaidų, o kadangi žmonės žino apie jūsų klaidas, jie jumis nepatikės. Ne, jie pamatys jūsų gyvenimo pokyčius ir sakys, kadaise pažinojau tą žmogų, jis nebėra tas pats žmogus, jie turi jūs pamatyti, atėjo laikas spindėti. Kai kurie iš mūsų tylėjo dėl gėdos, kaltės ir pasmerkimo savo gyvenime, tačiau Romiečiams 8:1 rašoma. Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje. Jėzuje jokio, mes tapome Dievo teisumu Kristuje. Atėjo laikas taip ir elgtis. Laikas atsistoti. Kodėl mes susikuprinome? Atsistokite tiesiai, liaukitės dvasiškai tupėti. Romiečiams 3:21 RANGE 24. Bet dabar be įstatymo tapo žinomas Dievo teisumas, kurį liudija įstatymas ir pranašai. Šis teisumas duotas per tikėjimą pasitikėjimą, laikymasi Jėzumi Kristumi visiems, kurie tiki pasitiki, laikosi. Nėra skirtumo tarp žydo ir pagonio, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, ir visi yra išteisinami laisvai jo malon per atpirkimą, atėjusi per
Kristų Jėzų tai yra mūsų šiandien, nekada nors tai yra mūsų šiandien. Teisumas iš Dievo Jehovos Citkeno, ne iš jūsų. Tu nesi pakankamai protingas, pakankamai geras, ne vienas iš mūsų toks nesame. Štai kodėl mums reikia gelbėtojo, o kai jį turime, gauname pilną davinį. Jis mus pasotina dideliu, dydžiu, mums to net neprašant, be įstatymo tų 613 taisyklių, kurias sugalvojo. Fariziejiškai leviškoji kunigystė tapo žinomas Dievo teisumas, kurį liudija įstatymas ir pranašai. Kažkas ateina, didingesnis už tai, ką Jėzus pavadino naująją ir geresnę sandorą. Per šias kalėdas, kad ir kokį svorį nešiotumėtės, ir jis yra teisėtas, nes gyvenimas gali būti sunkus, ten žiauru, bet ar galėtumėte bent akimirką tikėjimu, nusikratyti to tikėjimu, atsistoti tiesiai ir pasakyti: palaukite minutėlę, nesvarbu, kas nutiko, nesvarbu, ką patyriau. Dievas padarė mane Dievo teisumu Kristuje. Aš galiu atsistoti, galiu drąsiai ateiti prie jo sosto, galite drąsiai ateiti pas jį. Žinote, ką jis sako, jam tai nerūpi, jis sako: nagi, nesislėpk kampe, nešliaužk ant sudaužyto stiklo, kad patektum pas mane. Tiesiog ateikite. Štai kaip stipriai jis jūs myli. Tai nesąžininga, taip nėra. Jis vis tiek jūs myli, ir jūs nieko negalite dėl to padaryti, tik priimti ir priimti, apkabinti. Malda. Viešpatie Jėzau, dėkoju tau už dovaną, nemokamą gyvenimo Kristuje dovaną, pasitikėti tavimi, remtis tavimi ir laikytis tavęs. Tu padarei mus teisius, galinčius atsilaikyti. Kai viskas šiame pasaulyje nori mus nuversti, kai viskas nori mus pririšti prie mūsų praeities, tu ateini, nukerpi virvę ir sakai mums: tavęs tai nebetrauks atgal, tavęs nebesustabdys tavo praeitis. Aš nukirpau tą virvę, dabar tu esi su manimi. Atsistokite, liaukitės klūpėti, atsistokite. Tėv, dėkojame tau, kad esi mūsų gerasis ganytojas, mūsų globėjas, mūsų aprūpintojas. Tas, kuris veda mus prie ramių vandenų, kuris leidžia mums ilsėtis žaliose ganyklose. Tu atstatai mūsų sielas, Viešpatie, kiekvieną žmogų, kuris šį sezoną kentėjo nors akimirką. Viešpatie, kad tu tai nuo jų nuimtum. Leisk jiems atsikvėpti ir priimti tavo malonę. Dėkojame tau, kad esi čia ir dabar ir esi mums prieinamas. Kviečiame tave, mums reikia, tavęs mums reikia, tavo pagalbos. Mes negalime to padaryti vieni. Mums reikia tavęs. Dėkojame tau, kad esi mūsų teisybė ir mūsų ganytojas. Atiduodame tau garbę, šloviname tave ir garbiname tave, Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia, Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, gruodžio 24, 2022. 2022. Kalėdų serija Dievas su mumis 4 savaitė. Mato 1. 20 RANGE 23. 7 hebrajiški Dievo vardai ir jų reikšmė mums šiandien. Daugelis iš mūsų augdami kalėdoms gaudavo puikių žaislų ir dovanų. Deja, kai išgiesdavome Jėzaus vardą, tai būdavo dainose, kurias dainuodavome kalėdinėse giesmėse. Galbūt tiek žinojome apie Jėzų, bet iš tikrųjų jo nepažinojome. Galbūt žiūrėjome kalėdinius filmus, kurie mums patiko, ir visa tai mums buvo ypatinga, buvimas kartu su šeima. Tačiau kad ir kokios geros buvo tos kalėdos, jos negalėjo prilygti kalėdoms po to, kai užmezgėme asmeninius santykius su Kristumi, kai atidavėme savo širdis ir gyvenimą Jėzui Kristui. Tuomet kalėdos įgavo visiškai naują prasme, nes šventėme Jėzų, kalbėjome apie jį. Supratome giesmes, kurias giedojome apie jį asmenį, kuris dabar gyveno mumise ir iš esmės pakeitė mūsų gyvenimus. Kas jums yra kalėdos? Tikroji kalėdų istorija pradeda įgauti prasme. Mato 1. 20 RANGE 23. Tai apsvarstęs, Viešpaties angelas pasirodė jam sapne ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti Marijos namo kaip savo žmonos, nes tai, kas joje pradėta, yra iš šventosios dvasios.
Ji pagimdys sūnų, ir tu turi duoti jam vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų tai, ką Viešpats buvo pasakęs per pranašą. Mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Kalbėjome apie 7 Dievo Jehovos vardus Jahve Hebrajų.